Laboratorijose atliekami specialūs tyrimai, kur stebima, kaip medžiagas veikia temperatūrų skirtumai. Žinome, kad vanduo minusinėje temperatūroje šaldamas plečiasi. Kai blokai neatsparūs šalčiui ir turi savybę įgerti vandenį, atsiranda realus pavojus sienai suirti. Labai svarbu, kad gyvenamosiuose kambariuose būtų optimali 40–60 procentų drėgmė. Jeigu blokai įgeria per daug drėgmės, tai oras kambariuose tampa per sausas, o jei per mažai, sienos ima rasoti. Daugiausia vandens įgeria kito betono blokeliai, mažiausia silikatiniai. Arko blokų vandens įgeris yra 16 procentų. Toks vandens įgerio balansas užtikrina sveiką mikroklimatą gyvenamosiose patalpose ir išsaugo išorės blokų ilgamžiškumą nuo orų ir temperatūros kaitos. Arko blokai ne tik turi reikiamą drėgmės kiekį, bet ir pasižymi didžiausią šiluminę inerciją. Kuo didesnė sienų šiluminė inercija, tuo vidaus patalpos lėčiau reaguoja į išorės temperatūrų pokyčius. Tai yra, žiemą šąlant orams kambariuose ilgiau išlaikoma šiluma, o užėjus vasaros karščiams sienos neleidžia patalpų prikaitinti iki lauko temperatūros. Šiluminė inercija priklauso nuo mūro bloko tankio. Kuo didesnis tankis, tuo didesnė šiluminė inercija.